Sveiki visi ir toliau apie broką, apie defektus. Tai va, šį kartą aš jums parodysiu ir mes pasižiūrėsim apie prasiskietimus, bet šiuo atveju konkrečiai yra apie dulkių įtaką. Kai jūsų darbai, ten ko bebūtų, ten kokios priežastys dėl ko yra paliekama, pamiršot, patingėjot, palikot, atmestinai padarėt, tai galima gauti, aišku, kartais ir netyčia, galima gauti štai tokį dalyką. Kaip atpažinti, kad tai buvo iš tikrųjų dulkės? Jos lieka, jos vizualiai matosi. Jeigu šiuo atveju mes turim šitą dalį, tai čia labai gerai matosi, kad kai yra dulkės sluoksnėje tarp molinės tos šukės ir glazūros. Glazūra negali susigerti, tiesiog gaunasi kaip dulkių plėvelė tokia, ir glazūra šiaip degama, kai dega, jį bando įsilydyti ir traukiasi truputį. Tai vat, kai susidaro ta plėvelė, glazūra plyšta ir pradeda išversti dulkės. Kartais būna truputį pasimato, kartais jeigu labai daug palikt, tai toks labai riebiai apsineša su dulkėmis kraštai. Tai va šiuo atveju irgi matosi šitie du kraštai. Va šitoje vietoje, kad čia buvo dulkės, nes jas tiesiog išvertė ir prikėpė jos. Tai va vienas iš pavyzdžių, čia būtų tiesiog kaip ant tokios plokštumos. Sekantis būtų tai vat irgi atsiranda, vat pavyzdžiui, kažkada teko rekonstruoti šitą koklį, labai status kraštas jo, tai iki tiek brokuotų detalių buvo toks milžiniškas kiekis, kad jų net nepasilikau savo formos, nei žmonėms siūliau, žodžiu, išmečiau ir pamiršau, nes broko buvo tiesiog labai didelis kiekis. Tai ir broko būtent su glazūra. Tai dėl stačių kraštų, jeigu mes turim tokioje vietoje, čia irgi labai gerai matosi, kaip glazūra bando riestis. Net šitą iš apačios, jeigu pasižiūrėt šitą juostą, tai čia yra dulkės, patinė briauna. Tai tokiais kraštais, ties stačiais, itin retai pasitaiko ant švarius tokios plokštumos. Retkarčiais būna, bet labai retai. Daugiausia tai kraštai, kampai, status kampai įvairūs. Kažkoks reljefas, tai ten itin daug jų pasitaiko. Dažnai labai, ką aš sutinku, kai atnešat man išdegti keramiką, kad mėgstat padaryti kokį nors dubenėlį, ąsotėlį, vazelę ir nuvalot, nušviečiat kraštus, išorę ir viduj toks geras sluoksnis dulkių. Tai kai jos prikepa, tai jas būna labai sunku iškratyti, po to išdaužyti, o glazūra, kai pradeda su dulkėm sukept, tai išverčia viską. Tai jūsų klaidas ir atmestinį darbą jums tiesiog, keramika jums už tai neatleis. Tai ir trečias variantas. Dariau bandymuką, irgi pasitaikė dulkių, bet šiuo atveju itin storas sluoksnis glazūros. Ir irgi dulkių gal ir buvo itin mažai, bet prasiskietė, priežastis buvo, kad storos glazūros sluoksnis. Tai tiek kol kas. Turėsiu kanaujo, bet čia yra truputį ne iki galo sukepusi glazūra, bet irgi
kraterinė. Čia prie praeito video gal labiau tiktų. Būna, kai kepa ir nespėja susilydyti pačioj pabaigoje. Tai vat, tokie pyragai, mokomės ir gyvenam toliau. Būkit.